Nu, be bairių apsėjom. A jums kada nors būn taip, kad išpuola ilgas savaitgalis ir nežinot, kon veikt, nežinot, kur važiuot, kon daryt, kon pamatyt, nes jau Trakų pilis aplankyta N kartų, Kauno pilis aplankyta N kartų, Puntuką Akmuo matyt. Ir atrodo jau nieko nebėra ko pamatyti. Ir 2-3 dienas yra tas laikotarpis, kur toli niekur nenuvažiaus, o šalia atrodo viskas matyti. Bet aš žinojot, kad turim bent porą kaimyninių valstybių, katras galim nuvažiuoti ir pamatyti dalykų. Tai šiandien aš jums kartu pasiimsiu į 3 dienų kelionį po Latviją. Aplankysim didžiausius ir galbūt žinomiausius Latvijos lankytinus objektus. Ir kad būtų įdomiau, išsirinkau tokius, kad reitor kažkokį tai atitikmenį Lietuvos. Tai palyginsim, katras yra geresnis, ar lietuviškas variantas, ar latviškas. Ir iš vis, ar verta važiuoti, ar nelaba. Prieš pradedant dar noriu parodyti jums biškį motociklą iš arčiau, nes matot jau ne, kad atsinaujint. Prašau, pažiūrėkit iš arčiau į Vaugą. Vaugas įgavo naujas spalvas, grąžinom atgal dėlionį su vardas šitą. Vieno pusė, kito pusė. Atsisakiau violetinį spalvos tik tą, nes man ant biškį nelaba patiek. O ta dabar mėlyna visai niek. Šių metų mano pagrindinė drauga kelionės bus Ciongo, Dronai LT. Anų dėka man Content Court yra biškį pigiau. Ir mano mėgstamiausia dalis yra visų varda. Dar nusipirkau ir jau užsimontavau šadą, paėmiau centrinį daiktadėžį ir šoninius krepšius. Dabar aš anų neuždėjau, nes ne ir numus, nes ir to išvarau kelionį reiks susidėti. Dėžį centrinį ėmiau dėžį dėl to, kad būtų keleivių kur atsirem, nes nemažai tenka važinėti su keleiviu. O maišus ėmiau dėl to ne dėžis, nes maišą off-road ir geriau biškį. O šadą dar maišą to ir toks plastikus sumdogna, šoną. Ir ane tiesiog prien, užsitvertin, užsifiksuojant ir viskas. Nes aš anksčiau turėjau Raino vokatus, paprastus krepšius, ten kap užsimeti, reik raišuoti, nepatogu. Biškį ir su tas cak, užsidėjai ir važiuoju ir viskas. Grafikas dariaus pas Alien Graphics, kaip ir praeitą. Tai galite neklausinėti, galite tiesiog eiti į website ir užsisakyti, jeigu jums reikia. Ir kainas irgi neklausti, nes kiekvienam mocau yra skirtinga kaina. Aš netgi ne visus plastikus klijavau, nes klijau jas ir čia, ir dar ten gal. Tai aš klijavau tik kur man reik, o dabar pradėt lyt, tai varau numiai pakojus ir ryt pajudam į Latviją, į Latgalis Respubliką. Tai susimatom iš ryto. Plans yra per 3 dienas nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Latvijos vidurį, tada pro Rygą į Kolkas Ragą ir tada pajūrį pro Telšius atgal į Vilnių. Šviesa apie 1400-1500 km. Pabandysiu šio kelionė pasiekti išlaidos už kurą, nakvynis ir bilietus, jeigu tokių reikės. Tam, kad įsivaizduojat, kokį biudžetą reikia tokia kelionė. Neskaičiau su maistą ir gėrimų, nes visi geram ir valgom skirtingą. Šiaip čia žiauriai nelogiška padaryti tas tokią eilę dėl tai. Negalvokit, kad čia kažkoks užsienis. Čia pirm sustojam Zarasus. Pažiūrėkit, kai gerai atrodo. Zarasai. Šiaip jau čia pirm kart čia. Ir grinai, vat vien dėl to šitas. Nusprendžiau sustoti dar prieš Latviją. Atvarėm į pirmą lankytiną objektą, kaip matot, labai daug norinčių čia pabūti. O parašyta atpūt sveitą,
atpūtas. Tai čia atvažiavom prie tokį dalyką kaip Nidzgalis akmens. Čia ir pats didžiausias akmuo viso Latvijo. Einam pažiūrėti, ar latviškas akmuo ir geresnis už lietuvišką akmenį. Šitą Nidzgalis lielais akmens. Va toks va. Nu nemažas, iš tikrųjų nemažas. O jūs žinot, koks akmuo Lietuvo yra pats didžiausias? Daus užuomina tikra nepontok. 205 km važiavimą dėl tokio akmenaus. O gal ir užlipt. O ble. O pakelt štai koj. Op, op. Op, op, op. Op. Kapi. Reikia lipti, koja dabar skauda. Va, jum ir Nidzgalis akmens. Negerb. O tokias momentas, kai reik pavažiuoti žvyrkelės, jau tūs padarys tinkamą sprendimą motociklo pasirinkimą. Žvyrkelį šitą gali varyti kaip autostradą. O, Vistas burgers. Standart su bekonu burgers. Siera burgers. Tomats. Ne, su tomats nenori. Standarts dubla. Tai čia mėsos bus. A1 gabals, A2. Kur tu matai standart? Nu, matau, standarts dublas į komplekts. Tai bus su vienu mėsą, dviem arba daugiau. Čia dirbi šios klausimus. Dirba. O čia žiūrėk dar ir kartupelių pankukas. Pulvinį blin nenori? Atneši paėsti. O, net išprintinta. Čia yra bacon burgers. Čia irgi ir bacon burgers, o tau irgi ir bacon burgers. 3 bacon burgers. Žiūrėk, kaip gražus motociklas. Dar davė degalininis pirštinis, kad tipo neišsiterliuzinti. Papildėm savo bakus, reikėjo ir žirgus pagirdyti ir pažiūrėti, kiek to kūro rin. Gerai, esam nuvažiavę 209 vėjų. Aš dar nesipėlčiau, dar 2 padals turiu, bet gasau jau reik. Tai sapirkėm, pažiūrėkėm, kiek čia tilps. Jeigu nesipėlus, bus negerai. Nupėlis 13, šiam 3. 300 kg, 14 litrų. Man telpa 13,63, pas gasą 13,35. Faktiškai identiška važiuojama. Vienodas anodas. Šiaip, ko iš Latvijos tikrai nesitikėjau, tai vaizdingų kelių. Toliau mūsų maršruts vedė palei pat didžiausią Latvijos Opi Dauguvą. Tai vaizdą tikrai nustebina. Galėčiau prilyginti mūsų kelias tarp Kauno ir Jurbarką, kur yra aukštuoju Panemunė. Bet dėja, Latvijos keliai buvo gerokai geresnės kokybės ir, atrodė tikrai gražiau ir vaizdingiau. Galite ir patys pažiūrėti ir įvertinti kelią. O nusokus nuo Opis gavom ir gerų vingių, tai kuo berei gera motociklo kelionė. Net ir nepastebėjom, kaip kilometrą greit susirinko. Žiūrėkit, atvarėm iki savo šios nakvynės vietos. Ten upėlis tek.
O čia troba, žiūrėkit. Ir kubils. Čia vidų netgi baseinas yra. Baseinėlis. Čia tiep ten viršau mėgamas sveikas. VC. Čia šiek. Ten pirtis dar yra, man atrodo. Netgi šilta, čia reiktų sako, čia šilta. Ir dar netgi nelaba brangiai, 135 eurų. Mes čia 4 turėjom būti. Esam 3. Vakar nuvažiavom 489, 49, praktiškai, 500 kg panašiai ir buvo planuot. Vakar čia ta veitėlė tai superinė. Aš palieksiu bookingą nuorodą, nes tikrai kažkas tikrai pasinaudosit. Nes ir kubils, ir pirtis, ir šiaip žiauriai tokia rami veita. Ten vat upokšnis tek. Žiauriai patiek. O dabar kelsiam, vakar vis tiek toik labiau tranzitin dien buvo, vieną ton objektą te pakabinom. Šiandien vis kiti lauk. Tai turėsim ir pilių, ir pležų. Jau ne pats nebeatsimenu, nes jau N kartų žiūrėjau tas veitas per Google Maps. Oh shit. Gerai, tai šiandienos pirmas objektas yra Gutmano uola. Lietuviškas atitikmuo būtų Karvės uola turbūt, nes čia irgi yra kaip ir didžiausias. Tik pas mūsų Karvės uola yra labiau duobė negu uola. O bent jau mano suvokimu, nes maniai uola yra kaip kur Jėzus prisikėlė ir išlindo iš uolos. Tai reiškia, kur gali įeiti vidų. O Gutmano uola būtent tokia ir yra, kur gali įeiti vidų. Šitą. Atrodo labai įspūdinga, jau nuo kelio atrodo įspūdinga. Einam pažiūrėti, ar eina įeiti vidų. Oho. Čia dar visko priraižyta yra. Aišku, priraižinė urvinė žmonės. Bet wow. Šiaip įda visai nemažą teritoriją pasivakščiuoti. Ir dar čia yra visokių ir olų, dar kitokių ir panašiai, ta tik ir didžiausia. Tik kavalį nelabas skirti vakščiojimų. Čia toks vienas iš keliavimo motociklų minusų, kad nelaba turi kur daiktas pasidėti, nes į dėžį nesukiši. O paliekti tiep ant mocų tiesiog, nežinau, nepasitikiu tai Latvės, kad tiep palikinėčiau. Gerai, dabar atvažiavom prie Turaidas piliais. O, Turaidas pilis. Tai čia būtų atitikmo mūsų Trakų pilis.
Ir aš jau iškart galiu duoti balsą Latvijos pusė, nes Trakų pilis ir ežer, gražu, faina. Plius aš Trakų nelabai mėgstu, nes aniai gaidžiai ir neįsileid motociklų ir užsidėjo ant ženklas, kad motociklasnis draudžiamas. Rasista. O ta pilis kau geresnė, kada nustojau aukštą ant kalną. Ir šiaip jau gavau malkų už tai, kad droną pakėliau, nes negalima, bet spėjau nusifilmuoti, nieks netims jau, kon spėjau nusifilmuoti. O pati pilis iš apačios atrodo, taip aišku, pasaulį yra pačiam aukščiausiam taškį. Tai biški gaidys. Bet pati pilis atrodo labai gera, pažįstam. Žinau, kad gali užliepti į viršų, bet ten yra jau matau eilėje. Jeigu reikės laukti eilėje, aš manau tikrai nelauksiu. Nes aš jau už droną pasižiūrėjau, kaip atrodo. Kam įdomu, tai bilietas į muziejaus tom teritorijų saugusiau yra 9 eurų ir parkingas 2 eurų. Prie tos olos irgi parkingas buvo 2 pem, nors jiems nemokam. Nors labai nenorėjau važiuoti per miestą, bet teka kirsti pačią Rygą. Nepaisant to, kad Rygoje esu buvęs N kartų, tiltą per daug buvo visad privert pasukiuot galvą. Ir tikrai atrodo geriau nei Vilniaus tiltuką per Nerį. Pasipildom kurą, užkondam ir tesam savo kelionį link sekantų objektų. Gerai, tai sekantis mūsų objektas yra Kaivės ąžuolas. Čia yra seniausias ąžuolas viso Latvijoje ir ant yra vienas iš top seniausių ąžuolų Europoje. Mūsų atitikmo būtų Stelmužės ąžuolas. Tai tas ąžuolas, aišku, mirs jau yra. Tas ąžuolas yra 11 pagal plotį kamienų. Ir yra net legendų, kad prišaknų buvo 3 statėnis aukso užkastas, kai buvo švedų karas. Įsivaizduotume to ąžuolą amžių, tai jums čia buvo dar kai Livonijos ordins čia tebe buvo, kas yra maždaug 1500 metrų. Tai va taip, va tunca atrodo, ano storis yra kažkur apie 10 metrų. Tai va tokį va storiaus tunca yra. Storis. Apie 10 metrų. Tai, kad suprasti skirtumą, Stelmužės ąžuolas yra 13 metrų pločius. Ir Stelmužės ąžuolas yra dar daug senesnis negu tas. Tai su tokias ąžuoliukas Latvija mūsų neperspėjom tikrai. Nieka nėra geriau nei keliauti pačias nuošaliausias kelias. Jokių mašinų, jokio eismo, gamta, laukinė gyvūna, fermas su karvytėm ir ožkom. Toks keliavimas būtų tikrai nėra pats greičiausias, bet tikrai ir labiausiai traukiantis. Šalia karvyčių gyvens.
Nežinau, tik kad atrodo. Gerai, paskutinis mūsų šios dainos objekts vadinas Kolkas Rags. Čia yra toks Latvijos iškišulis, katras viena pusė tar Baltijos jūra, kito pusė tar Rygos įlanka. Nu ir tiesiog taip keita atrodo, susijungia. Tik dar kamerą išsikroviu, nebeparodžiau, kur gyvenam. Tai pamatysit, bet kiek įtveit galėsiu irgi pasidalinti nuorodų fermų tarp karvučių. Na gerai, paplūdimiaus kokybė tai čia nelaba. Pilna šiukšlių, miedžių ir visokių metalinių šūdų nuo laivų. Bandau daėti iki to pat kampelį. Gerai, šitą pats kampas. Ten Baltijos jūra, ten Saremo salas, o ten Ryga kažkur turbūt. Veita šiaip nikau neypatinga, bet, nu, užsidėjau tašką, kad buvau. Nu, be bairių neapsėjom. Taigi koks adventure, kokie nuotykiai be kažkokių techninių nesklandumų. Vos susėdom ant motociklo važiuoti iš Kolkas Ragą atgal į Trobelį, pamačiau, kad GS padanga visiška plokščia. Gegužės 2 diena, Latvijoje nedarbo diena. Jokiai pagalba keliai neprisiskombinsi, o numa už 500 km. Be to, adventure motociklų keliaviams ir žavingas, kad problemas galima spręsti pasitelkant bendruomenį. Per Instagramą pradėjau rašinėti įvairiems moto pardavėjams, moto influenceriams, kad nukreiptų ir pasiūlytų vietinį garažioką, kad ras šventinį dieną mums padėtų va tokio situacijoje. Netrukom ilga, atrašė moto morinio atstovą iš Rygos Dude Bikes Official, davė kontaktą, tas kontaktas buvo biški už šventis, pavadinkiam taip, bet davė kiet kontaktą. Bitla iš Ventspiliaus, katras gali pagelbėti. Ir aleliuja tam prisiskombinus pasakė, kad pagelbės. To įrankius kap nuimt padangą nuo ratlankiaus, bet ne to įrankių kap nuimt ratų nuo motociklą. Mes aišku įrankių buvom pasiėmę, tik nei buvo palikti GS daiktadėžė, katras jau buvom palikę nakvynis veito. Tai palikau GS ekipažą Kolkas Ragį ir pats nuvažiavau parvežti įrankį. Negaliu skųsti, saulėlydžių metu pajūrį ir dar žvirkelės pasivažinėti, tai man tik daug. Понятно, камер, hai gizliu kamera. Paldies! GS yra sutvarkyts, bet dabar reik miškas parvažiuoti 30 km visiško tumso. O tumso lauk visokių gyvybės formų, katros neprognozuojams gali išbėgti kelią. Tai susijungam visas įmanomas lempas, susikaupam ir sukam gazą.
Nu, labryt, vakar nebeparodžiau, vakar prieš išvažiuojant iš Kolkas ragą pamačiau, kad GS padanga visiška plokščia. Pradėjom per Instagramą ieškoti pagalbos, bandžiau į TED grupę rašyti, bet admina nepatvirtino posto. Nu, nespėjai pamatyti, nes problema buvo tam, kad ona padanga kamerienį. Tai, pažiūrėjau, man būt prakirinda važiavai iki degalinės, nusipirka šniūrų, prisiputė ir viskas ir važiuoju toliau. Kamerą kaip prakerti ir biškitė. Per Instagram pavyko parašyti tokim Latviam Dude Bikes Official, man rodos motomorinį pardavinė. Ten įdavė kontaktą, bet kadangi šventin dėina, tas kontaktas nenorėjo važiuoti, davė kiet kontaktą. Atvažiavo du bičiukai iš Ventspiliaus, atsivežė įrankių. Šiaip netep, anim ten biškai sunkiai sekės, bet numontavo padangą, užklijavo kamerą, pripūtė atgal sudėjai ir paėmė tik tą 100 eurų. Mes kad važiuoti 100 kg vienpos, sutvarkyti padangą, grįžti 100 kg atgal ir ant 100 eurų te paėmė. Aš už tai nebūčiau įrankių vežęs dar daryti. Moca yra nudulkėjant, aš nudulkėjęs nuo visų žvyrkelių ir panašiai. Čia bene lašnoja, žiūrėkit, matot, lietaus buvo matyti. Tai va, šiandienos plans yra varyti Numi į Vilnių atgal. Važiuosiam pro Telšius, nes šiandien ir mams diena, tai reik man pasveikinti. Tai va, čia nakvojom, irgi čia ūkis yra karvių. Šiaip viso tam regione, kiek važiavom per tų žvyrkelius, visur buvo karvių, pilna arklių. Nu, ūkininkų rojus. Tai bet kiek fainų vietų tos karvus čia atvar pažiūrėti. Mes aišku su mocas biški garsus, bet niek tokį, anos nebėnam, tik dar įdomiau. Tai irgi galės palikti nuorodą, nes čia iki jūros, iki Kolkas raga yra 25 kažkur 30 minučių. Tai šviesa buvo išleista 280 eurų už motociklo kurą per 1411 km, 2 bilietus į pilį ir 2 parkavimus, plus 2 nakvynės 2 žmonėm. Kaip minėjau, maistą ir gėrimų čia neskaičiavau. Dar buvau nusimatęs 2 objektus, kurių nebespėjom aplankyti vakar, tai jie nusteka paliekti kitam kartą. Nu, bus progų sugrįžti, nes kelionė tikra patiek ir buvo puikus apšilėms prieš didžiojo šių metų kelionę į Katron, išvarom jau birželį 19. O kur varysim, pasakysiu kitam video. Ačiū, kad pažiūrėjote iki patį galą, paspauskit like, jeigu video patieka, hype tam, kad ton video pamatytų daugiau žmonių, nes man kanalas ir dar mažiuks, tai YouTube nuo dažna net nerekomendau. Nu ir subscribe, jeigu norėtumėt nepraleisti ateities video. Tai iki kiek kartą.